Sveiki, aš Balsas. Jurgio Visagaliaus vidinis balsas. Žmogaus turinčio noro ir drąsos keisti savo požiūrius, įpročius. O žinot, mielieji, jeigu keitiesi pats, po truputį keičiasi ir supantis tave pasaulis. Tad prašau jūs, mano mieli žiūrovai, nebijokite keisti savo įpročių. Nes tik taip mes visi galėsime pakeisti ir padaryti pasaulį geresnį mums ir mus supantiems aplinkiniams. O dabar kviečiu pasitikti mūsų herojų. Noriu jums priminti, kasgi nutiko mano kūnui paskutinį mūsų susitikimą. Jurgis, niekaip negalėdamas suprasti, kodėl vištų kiaušiniai parduotuvėje vadinami skirtingai, prisipirko jų, švelniai tariant, per daug. Tad ieškojęs ir neradęs jokių skirtumų, patraukė į visuomeninę organizaciją Tušti narvai. Jos įkūrėja Gabrielė Vaitkevičiūtė išaiškino Jurgiui, kaip atpažinti laisvai laikomų vištų kiaušinius. Reikia žiūrėti į patį kiaušinį, visą laiką ant kiaušinio turi būti kodas. Jeigu nėra kodo, tai čia jau yra blogai, čia jau galimai pažeidimas, bet turi būti kodas ir kodo pirmas skaičius nurodo, kokios sąlygos yra gyvūnam. Ir kuris tas skaičius pats jau geriausias? Tai kuo skaičius mažesnis, tuo yra geriau. Tai 0 yra ekologiškai laikomos, jos turi vietos daugiau, turi galimybę į lauką išeiti, jos šeriamos yra ekologiškų pašarų. Tada 1 bus laisvai laikomos, jos turi galimybę irgi išeiti į lauką. 2 vištos laikomos ant kraiko, tai yra angaruose jos uždarytos, jos neturi galimybės išeiti į lauką, bet jos bent jau turi galimybę vaikščioti laisvai. Jos nėra apribotos narvuose. Ir tada 3 jau yra, reiškia, narvus ir tai jau labai liūdnas gyvenimas paukščiams. Supratimas atėjo, bet kiaušiniai iš Jurgio namų neišėjo. Kaip spręs šią problemą Jurgis, kviečiu pažiūrėti. Kągi sumanė mūsų herojus? Na ką, mintis visai nebloga. Šitai belaukiant pirkėjų, praėjo pirmosios 2 valandos. Kaimynė, paskaityk. Kiaušiniai, nebrangiai. Nereikia. Ką? Nereikia, ačiū, savų netrūksta. Ne, tai ne. O, Laura, seniai matyta. Gal, klausyk, gal kavos nori ir kiaušinių? Aš mieliau kavos. Tik kavos. Gal kitą kartą. laisvai laikomų vištų kiaušinių.
laisvai laikomų ant kraiko vištų kiaušinių. L, S, kaimiškai grūdai. Skaičiai. Jurgis susapnavo sapną. Gąsdinantį. 3, Ir perspėjantį, kad šių kiaušinių jis taip lengvai neatsikratys. Šitai praėjo pirmoji diena. Po nesėkmingos Jurgiui pirmosios prekybos dienos išaušo antra diena. kaip žuvytės didelės ir mažos, kaip žuvytės didelės ir mažos. Hei, kaimynė! Mane kiaušiniai dabar galvoja. Sportuoju, maratoną rašęs bėgti. Nuo likimo nepabėgsi. Bėgikas atsirado. O, ponia miela, kiaušiniai, pigiai duodam, gerai duodam. A? Nereikia. Kiaušinių? Ne, dėkui. 10 už 9 kaina. A? 10 už 9 kaina. Ne. Antroji diena pasibaigė lygiai taip pat, kaip ir pirmoji. O tuomet išaušo ir trečioji diena. Manau, kad šitam piliečiui reikia padėti. Klausyk, ar taip ir sėdėsi čia savaitę kaip višta ant kiaušinių? Nežinai, ką daryti? Pasitelk technologijas ir pasidomėk. Supratai? Ką aš ten pamatysiu? Ačiū tau. Ačiū. Na, o tu tiek kankinaisi. Su Jurgiu keliaujame į Vilniaus Sapiegų parką. Ei, gerą dieną. Kuriame iniciatyvūs Antakalnio bendruomenės nariai pastatė ir įrengė pirmąjį Lietuvoje bendruomenės šaldytuvą. Puiki idėja, leidžianti turimą maisto perteklių palikti mažiau pasiturintiems, padedanti taupyti maistą ir leidžianti sunkiau gyvenančiam žmogui nesijausti atstumtam. Prisėsim čia? Sėdam. O, žiūrėkit, jūs palaikykit mano kiaušinius, o aš nuvešiu jūsų dviratį. Gerai? Jo. Va, viskas tvarkoj, puikiai. Metai prabėgo kaip viena diena. Kaip suprantu, kad jūsų galvoj tų gerų idėjų netrūksta. Ir dabar labai norėčiau padėkoti už dar vieną nuostabią idėją, kurią jūs ne tik sugalvojat, bet ir įvykdėt. Tai yra tas bendruomenės šaldytuvas. Nenoriu taip sakyti, kodėl, bet taip atsitiko, kad prisipirkau per daug visokiausių rūšių kiaušinių. Ir dabar man labai džiugu, kad aš galiu pasidalinti su bendruomenė. Ir ne tik kiaušiniais, kaip matau, ten yra visokiausių skyrelių galiu atnešti. Sakykit, ar aš galėčiau pats juos padėti į šaldytuvą, ar prieš tai reikia praeiti kokią nors ekspertizę, kažkam parodyti? Ne, tikrai nereikia jokios ekspertizės, viskas pagrįsta savanoriškumo principu. Ant durų surašytos visos taisyklės, ką turit žinot.
kad, tarkim, pavyzdžiui, negali dėti namuose pagaminto maisto, gali dėti tik tais kavinėse pagamintą maistą, nes ten galima užtikrinti higienos įvairius reikalavimus, ar ne? Kad maistas turėtų būti neatidarytas, jeigu tai yra pieno, pavyzdžiui, produktai, kad negalima žalios mėsos, žuvies, o kiaušinius tai tikrai drąsiai galit pats nueiti padėti šaldytuvą, kas norės, eis pro šalį, pasiims ir tikrai niekas nieko nefiksuoja, nežymi ir nieko nedaro. Grįžtame į Vilniaus Sapiegų parką, kuriame iniciatyvūs Antakalnio bendruomenės nariai pastatė ir įrengė pirmąjį Lietuvoje bendruomenės šaldytuvą. Jūs pirmieji Lietuvoje įkūrė tokį šaldytuvą? Tikrai taip. Neteko mums girdėti anksčiau, kad Lietuvoje atsirado, bet sugalvom tai idėją tikrai ne mes. Mes su kolegė važinėjom Skandinavijoje ir matėm ir Danijoje, ir Kopenhagoje, ir Helsinki tokius šaldytuvus, kurie yra pačiose įvairiausiose vietose ir tiesiog gatvėje, ir prie kažkokių tai seniūnijų, ar prie mokyklų, ar tiesiog prie kažkokių tai pastatų prijungti ir ten pasiaiškinom, kaip čia geriau būtų daryti ir ta mintis jau mums knibždėjo kokį metus. Mes vis nesiryžom Lietuvoje daryti, nes vis atrodė, kad dar per anksti, mes dar nepriaugom, mums dar čia reikia pagalvoti, kaip čia daryti, bet kažkaip tai šios vasaros pradžioje nusprendėm, tai bandom, nesigaus, tai nesigaus. Tai čia dabar toks eksperimentas, kurį stebi iš tiesų labai daug žmonių Lietuvoje, kurie norėjo tokį daryti, bet nesiryžo. Tai jeigu mūsų eksperimentas pavyks, tai manau, kad tokių šaldytuvų atsiras daugiau Lietuvoje ir Vilniuje. Pavyzdžiui, Reikjavike, man atrodo, jų yra 5 ar 6 šaldytuvai. Ar jau matot, kokius rezultatus pasiteisino? Tai pasiteisino vien tai, kad šaldytuvas vis dar stovi ir niekas jo neišsinešė. Čia buvo toks pirmas savo išsikeltas tikslas, kad šaldytuvas vis dar stovėtų. Tai iš tiesų tų nuogąstavimų visokiausių. Galbūt vandalai, galbūt sulaužys, galbūt išdaužys, galbūt kažkas nutiks, galbūt maisto neatneš, galbūt nebus kam pasiimti maisto. Tai kaip kas. Žodžiu, visi buvo su skirtingais nuogąstavimais, bet iš principo tai kol kas visi tie tokie nedrąsumai nepasiteisino. Šaldytuvas vis dar stovi, maistą atneša, maistą pasiema. Kartais gali atrodyti, kad jis visą laiką tuščias, bet kadangi mes jį nuolatos taip stebim ir atnešam maistą ir žinom, kas atneša, maistą atneša ir jį greit pasiema. Tai tie produktai tame šaldytuve dažnai keičiasi ir kartais nesimato, kad jame kažkas yra, bet tik dėl to, kad jį kažkas tik pasiėmė. Tai gal čia šitas suoliukas ir yra toks budinčiųjų, kurie taip sėdi, kaip ir skaito knygą ar ką, iš tikrųjų viena akim seka. Tai gali būt, tikrai, neatmesčiau. O į šitą bendruomenės šaldytuvą vien tik tai miestiečiai neša maistą ar prisideda ir verslininkai? Tai mes esam sutarę su visom parke esančiom kavinėm ir barais ir netgi ofisais, kurie turi mikrovirtuvėlės. Tai jie neša, taip pat esam pakalbinę netoliese esančias kepyklėlės, kur mūsų savanoriai praktiškai kiekvieną dieną nueina tenais ir paima jų kepinius, kurie galbūt rytoj jau bus nebeskanus, o šiandien dar tikrai žmonės išstalina ir puikiausiai juos valgo. Ir norim, kad plėstųsi tas tinklas, bet tam reikalingi ir savanoriai, nes verslas pats negali atnešti čionais. Mes turim nueiti paimti ir tada atnešti čionais. Žinau, kad jūsų bendruomeniai priklauso kavinė, kurioje galima sumokėti už ne tik savo, bet ir kito žmogaus kavą. Labai puikiai idėja, tokia prancūziška, sakyčiau. Bet sakykit, o kokių priemonių imatės veiksmų, kad sumažintumėt jūsų kaviniai išmetamą maistą, likučius? Tai mes dabar turim tokį vieną projektą, europinį esam laimėję, kur tokia visą sistemą pasistatė labai, kuri mums padeda apskaičiuoti mūsų išmetamą maistą. Galim pamatyti, kiek klientai išmetė lėkštėse, kiek išmetė mūsų virtuvė sugedusių produktų, kiek pagaminom per daug ir pagal tai mes galim daryti išvadas ir, pavyzdžiui, viena iš tokių paprasčiausių išvadų, mes pardavinėjom blynus po 3 porcijoje ir pamatėm, kad dalis išsimeta, mes dabar pardavinėjom po 1. Tai reiškia, kad žmogus gali nuspręsti, kiek jisai šiandien nori valgyti. Jisai gali nusipirkti 1, jeigu vaikas, pavyzdžiui, ar ne,
gal jis nusipirks tą blyną kaip desertą, o prieš tai suvalgys kotletus, ar ne? Ir iš tiesų pastebėjom, kad tikrai per metus mes va dabar jau pasidarėm tokį kaip gal mažiau negu metai, tokį stebėsenos lentelę, kur pamatėm, kad mes iš principo sutaupėm 15 000 vonių vandens ir sumažinom savo išmetamo maisto kiekį 50%. Tai va, tai didžiuliai skaičiai iš tiesų. Tai čia mūsų maža kavinė tokia visiškai, tai galima tik tais taip įsivaizduoti, kiek galėtų sutaupyti didelis restoranas arba viešbutis, jeigu įsidiegtų panašią sistemą. Mane vaikystėje mokė, kad valgant palikti šiek tiek maisto lėkštėje yra gero tono ženklas, kad tu esi jau, sakykime, gerų manierų žmogus. Tai nebe. Ne. Dabar gera maniera yra nepalikti maisto, nes iš tiesų kiekvienas paliktas kąsnis tai yra sunaudota energija, sunaudotas vanduo, sunaudotas maistas ir kuris yra išmetamas. Vienas pažįstamas mano ūkininkas skundėsi, kad prekybos centrai nepriima iš jo agurkų, kurie ten yra vienas ilgesnis, kitas trumpesnis, jie turi būti vieno standarto unifikuoti. Kažkokie tokie keisti, tokie įstatymai, normos priimtos. Kaip manot, kas turėtų įvykti, kad tas šiek tiek pasikeistų, grįžtų, kaip sakant, į normalių žmonių? Tai čia ne įstatymai, čia mūsų galvos iš tiesų, nes mes parduotuvėje išsirenkam gražiausius ir paliekam kreiviausius. Bet dabar jau po truputėlį ateina iniciatyvos, kažkuris prekybos centras turi daržovių ir vaisių paketus, kur sudeda, ko tu nematai, tu perki už pigiai ten kilogramais ir ten gali būti kreivas agurkas, ten galbūt šiek tiek varudavęs bananas ar dar kažkas, tai po truputėlį mes sąmoningėjam ir manau, kad ateis tas laikas, kai neberūšiuosim tiesių ir kreivų agurkų ir tas ūkininkas galės juos visus pridėti. O dabar tai kvieščiau tą ūkininką į bendruomenę šaldytuvą. Puikiai mintis, aš jam ją perduosiu būtinai. Sakoma, kad pasaulyje yra net trečdalis maisto produktų nesuvartojama, kai daug žmonių kankinasi badu. Kaip manot, nuo ko ją reikėtų pradėti spręsti? Ar iš viso įmanoma kažkaip palengvinti šitą problemą? Tai nuo savęs. Iš tiesų, namų ūkiai išmeta labai daug maisto. Namų ūkiai prisiperka, namų ūkiai tai yra jūsų ir mano šeimos, ar ne? Kai mes neplanuojam savo gaminamo maisto, kai mes perkam parduotuvį impulsyviai, nežinodami, ką darysim su tais produktais, kai mums reikia ten, nežinau, vakarienį 2 cukinijų mes pasiemam 4, o gal prireiks, o tada neprireikia, kai mes gaminam kažkokį patiekalą, atsidarom, sunaudojam pusę skardinės ten kažko tai pomidoro, kita pusė stovi šaldytuve, tada žiūriu, oho, kaip seniai atidaryta su pelėsiu. Ir jie išmetam. Tai planavimas vėl, galvos, mūsų galvos. Supratau, reikia pradėti nuo savo. Taip, nuo savo galvos. Gerai, grįžkim prie mūsų šaldytuvo. Kiaušinius galiu padėti, o kokio maisto negalima nešti? Tai jeigu jūs namuose išsikepėt kotletų ir vakar nesuvalgėt, tai pasiūlykit kaimynui. Arba įdėkit į šaldiklį ir suvalgysit kitą kartą. Čia iš šaldytuvo tokio maisto negalit atnešti. Bet jeigu jūs nusipirkot, tarkim, nežinau, pieno ar padažų ir rytoj išvažiuojate atostogauti ir nespėjot atidaryti to pieno, padažus naudoja tik tais pusę, tai prieš atostogas galit viską čia nais atnešti. Aš pati prieš atostogas čia 11 val. Vakare prieš lėktuvą vežiau vaisius, ir pieną, ir varškę, nes žinau, kad po 2 savaičių jau jie bus sugedę, tai man tikrai daug smagiau palikti čia nais. O gali pasiimti bet kuris, jokios pažymos kažkokios? Nieks nerakinama, rakinama viena spintelė su savanorių valymo priemonėm, o šiaip visos dėžės yra atviros, šaldytuvas yra atviras, dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Maistą iš šaldytuvo gali pasiimti bet kuris miesto gyventojas. Jokių specialių pažymų nereikia, nestovi kontrolierius ten? Ne, dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kas nori praėjo pro šalį, pasiėmė, išėjo, nieks nieko nematė. Puiku, o kaip jūs manot, ką jūs šiek tiek matot, kas tas žmogus, kuris dažniausiai naudojasi bendruomenės šaldytuvu? Tai žinokit, labai įvairus. Iš principo yra 2 tokios grupės. Viena grupė, kuri yra iš tiesų nepritekliui, ar ne, tokiai dažnai būna socialiniai atskirti.
o kita yra tie, kurie galvoja apie maisto nešvaistimą. Tarkim, mums Londono vienas žinomas šefas sako, aš su vaiku visada einu į šaldytuvą pasimti ko nors, kad vaikas matytų, kad galima nešvaistyti maisto, o juo dalintis. Ne? Tai tas labai svarbus aspektas. Tai gali būti ir jūs, ir aš, ir mano vaikai kartais pasiema kokią bandelę žaisdami aikštelėje ir kažkas tai ėjo pro šalį vakarė pasivaikščiodama, žiūriu, o ten batonėlis kažkoks ir pasiėmęs valgė ar ten obuolį. Tai visiškai nesvarbu, mūsų tikslas, kad maistas nebūtų išmestas. Kas jį suvalgė, absoliučiai nesvarbu. Puiku. Ačiū. Ačiū, Agne, už jūsų tikrai, matau, nesibaigiančias idėjas ir linkiu sėkmės jums ir jūsų draugiškai gražiai bendruomeniai. Tai ačiū, kad domitės. Visada. Gražu, kai žmonės jaučiasi laimingais tuo met, kai aplinkinius paverčia laimingesniais. Nu? O pasirodo, tiek nedaug reikia. Nuoširdus noras pavirsta realizuotais darbais, kai mes priešinamės inertiškam mąstymui ir tvarkai, kuri nebeatitinka nūdienos aktualijų. Nuostabu, kada žmogus vietoj pastovaus žiūrėjimo ir baksnojimo į aukštesnes instancijas pats sprendžia susidariusias problemas, taip tapdamas tikrų padėties šeimininku ir atsakingu piliečiu. To jums visiems ir linkiu. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.